Sveiki, aš Vytis, DefineChase agentūros įkūrėjas ir vadovas. Ir parodysiu dabar įrankį, kuris leidžia pasiekti daugiausia žmonių, sutaupyti dažnį, sutaupyti biudžetą ir pasiekti daugiau žmonių už mažiau. Tai Lietuvoje nelabai kas žino, bet yra toks įrankis Display and Video 360. Tai yra Google'as ant steroidų. Kodėl aš vadinu Google'as ant steroidų? Nes yra Google Ad Manager. Tai vadinamas tai, ką sugeba pasiekti Google Ads'ai. Tai yra Google Inventorius, galima papulti į Delfi, galima papulti į tarptautinius portalus, programėlės ir panašiai. Yra YouTube'as lygiai taip pat ir kitos terpės, kurias galima pasiekti per Google Ads. Bet DV360 arba Display Video 360, jisai leidžia pasiekti dar daugiau. Tai vat, kai matosi, yra dar daugiau burbulų ir dar daugiau inventoriaus, kurį galima pasiekti iš esmės dėka DV360. Tai jeigu pažįstat formą, jeigu pažįstat Criteo, tai iš esmės dar panašiai čia ir yra, kad papuoti dar kitus tinklus ir iš esmės galite pasiekti dar daugiau. Bet esminis momentas, kas yra, tai Google'as turi DV360 su savo smegenim. Tai reiškia, kad išnaudojat visus interesus, amžiaus, lytis ir kitokius signalus, kurios turi Google'as bei jo žinias. Tai iš esmės platformos Criteo kaip ir tampa nebereikalingas, galima sakyti, nes yra DV360, kuris pasiekia daugiau. Kodėl tai yra svarbu? Tai žiūrint į kampanijas, kai leidi Google Ads'us, būna YouTube'as, būna galbūt GDN'as, tada būna galbūt atskirai leidžiat Criteo platformą ir tas dažnis yra išbarstytas. Tai reiškia, kad viena kampanija dažnį turi 3, kita kampanija turi dažnį 3, dar trečia turi dažnį 3. Bendrai gaunasi, kad tą patį žmogų pasiekė 9 kartus, bet galbūt buvo tikslas pasiekti bendrai tik 3 kartus. Tai su DV360, jeigu nustatomas vienas kampanijos tikslas 3 dažnis, tai tą žmogų pasieksim 3 kartus. Tai iš esmės su to pačiu biudžetu gaunasi, kad pasiekėm 3 kartus daugiau žmonių. Arba su mažesniu biudžetu pasiekėm 3 kartus daugiau žmonių. Tai skirtumas yra labai reikšmingas. Ir čia yra iliustruojamas konkretus pavyzdys, kur matosi Amerikai, kad jeigu mes įdam tik YouTube'ą, kad pasiekti 50% tarp lūžio taško, auditorijos reikia apie 1 milijoną biudžetą. Jeigu mes pridam ne tik YouTube'ą ir displejų ir suvienodam dažnį, reikia 300 000, kad pasiekti 50% auditorijos. Tai realiai ta logika, kad 3 kartus reklama tampa efektyvesnė, yra iš esmės čionais. Ir visą mes logiką taip ir darome, leisdami reklamą savo klientais, kad būtų kuo efektyviau. Ir dažniausiai matosi, kad bet kokį kanalą, kai naudojate, ar performance, ir žinomumo, visą laiką yra tas lūžio taškas. Tai vat lūžio taškas dažniausiai ir būna ties 50% auditorijos pasiekimo ir po to tiesiog dar daugiau pasiekti auditorijos, o tampa nebeefektyvu, nes užsikelia kaštai. Tai padarom gyvą pavyzdį, kad būtų realu. Tai pasiėm Lietuvą ir įsivaizduokime, kad norim pasiekti sausį. Visą Lietuvą pasiimkime, neapsiribokime pagal amžių, pagal lytį, nors tą galim padaryti. Įdedam YouTube'ą. Darom efficient reach, nes tikslas yra žinomumas šiuo atveju, šiame pavyzdyje. Biudžetas dėtas 5000 kaip pavyzdys. Ir matosi, kad pasiekti 50% grubiai populiacijos yra 5000 per mėnesį. Jeigu norim pasiekti 72%, jau tik 63 000, tai kitaip tai nebeapsimoka ir mes matom tą lūžio tašką. Bet čianais yra, jeigu pasiekti bent vieną kartą, jeigu mes net nepasiekti, pavyzdžiui, bent 7 kartus arba daugiau, tada to biudžeto reikia per daugiau, kad pasiekti 50%, jau tada tampa sunkiau. Tai iš esmės, kad pasiekti vieną žmogų bent 7 kartus, tai vis tiek reikia 5000 biudžetų, tada pasieksim 33%. Dažniausiai darant įvaizdinę reklamą reikėtų siekti nuo 20%, kad išnaudoti kanalą efektyviai ir ties lūžio taškų tada galima dėti naują kitą kanalą, kad tiesiog žinomumas geriausiai veikia, kai yra ne vienas kanalas, o 2, 3 ir 4. Ir dar daugiau, bet pradžioj pradedam nuo pačio efektyviausio, o digitalas dažniausiai yra vienas iš efektyvesnių arba efektyviausias, priklausomai nuo rinkos.
Tai gerai, tai turime vieną dažnį ir čionais yra 53% reachas už 5000. Dabar mes galime dadėti displejų, tai yra banerius. Uždedam 5000. Na ir matome, kad pasiekti 50% tampa dar pigiau. Iš esmės pasiekti 50% tos kainuoja vos 1500 eurų. Yra vienas niuansas, YouTube'as šiandien yra gan gudrus ir jisai įdeda ir vaizdinį kanalą. Tai nuimkime šitą, sakant, faktorių. Tai va, tai iš tikrųjų, kad pasiekti 50% nes lūžio taškų grubiai yra apie 10 000. Daryti be displėjaus. Taip, čia yra apie 10 000, nuimam displėjų. Kad pasiekti 50% pasidaro 14 000. Tai, va ir pavyzdys. Dar kitas būdas, kaip galima reguliuoti dažnį arba auditoriją, tai eiti edit. Tada yra pasirinkimas konkretaus dažnio, ar per dieną, ar per savaitę ir panašiai. Tai tada kontroliuojasi per čionais. Jeigu noris auditorijas, kažkokią specifinę pasirinkti Google auditoriją, tarkime Enterprise Software, tada galime pagal tai planuoti. Iš esmės išnaudojame Google smegenis ir jo galimybės, kad pasiekti norimą auditoriją, lygiai taip pat pagal amžių, lytį ir panašiai. Tad DV360 yra turbūt galingiausias įrankis, kas liečia žinomumą pasauliniu lygiu. Jisai leidžia taip pat daryti tam tikrus dalykus, kurie galbūt atrodo kaip nepasiekime daugam, bet žiūrint į marketplace'ą, gali papulti į Disney'ų, tai CTV, Warner Bros, yra kiti inventoriai, lygiai taip pat gali surasti Connected TVs, placementus gali surasti ar patys Spotify'ų. Ir tiesiogiai per Spotify'ų rodo, kokia yra auditorija, kokie pasiekimumai, kad tai pagrindė vyrai. Žiūrint į Spotify'ų, tada gali surasti ir taigi netą lietuviškus portalus, matyti jų statistiką, kiek yra device'ų, mobile'as, desktopas ir panašiai, kokia auditorija pagrindė pas juos lankosi, kad domisi transportu, tuo ir tuo. Tai iš esmės, visas inventorius galima pirkti tiesiogiai, galima pirkti, kad ir tą patį Vinted'ą, tai galima ir proposalą prašyti. Sveiki, aš Vytis, DefineChase agentūros įkūrėjas ir vadovas. Ir parodysiu dabar įrankį, kuris leidžia pasiekti daugiausiai žmonių, sutaupyti dažnį, sutaupyti biudžetą ir pasiekti daugiau žmonių už mažiau. Tai Lietuvoje nelabai kas žino, bet yra toks įrankis Display Video 360, tai yra Google'as ant steroidų. Kodėl aš vadinu Google'as ant steroidų, nes yra Google Ad Manager, tai vadinamas tai, ką sugeba pasiekti Google Ads'ai. Tai yra Google inventorius, galima papulti į Delphi, galima papulti į tarptautinius portalus, programėlės ir panašiai. Yra YouTube'as lygiai taip pat ir kitos terpės, kurias galima pasiekti per Google Ads. Bet DV360 arba Display Video 360, jisai leidžia pasiekti dar daugiau. Tai kai matosi yra dar daugiau burbulų ir dar daugiau inventoriaus, kurį galima pasiekti iš esmės dėka DV360. Tai jeigu pažįstat platformą, jeigu pažįstat Criteo, tai iš esmės dar panašiai čia ir yra, kad papuoti dar kitus tinklus ir iš esmės galite pasiekti dar daugiau. Bet esminis momentas, kas yra, tai Google'as turi DV360 su savo smegenim. Tai reiškia, kad išnaudojat visus interesus, amžiaus, lytis ir kitokius signalus, kurios turi Google'as bei jo žinias. Tai iš esmės platformos Criteo kaip ir tampa nebereikalingas, galima sakyti, nes yra DV360, kuris pasiekia daugiau. Kodėl tai yra svarbu? Į kampanijas, kai leidi Google Ads'us, būna YouTube'as, būna galbūt GDN'as, tada būna galbūt atskirai leidžiat Criteo platformą
ir tas dažnis yra išbarstytas. Tai reiškia, kad viena kampanija dažnį turi 3, kita kampanija turi dažnį 3, dar trečia turi dažnį 3. Bendrai gaunasi, kad tą patį žmogų pasiekė 9 kartus. Bet galbūt buvo tikslas pasiekti bendrai tik 3 kartus. Tai su DV360, jeigu nustatomas vienas kampanijos tikslas 3 dažnis, tai tą žmogų pasieksim 3 kartus. Tai iš esmės su to pačiu biudžetu gaunasi, kad pasiekėm 3 kartus daugiau žmonių. Arba su mažesniu biudžetu 3 kartus daugiau. Tai skirtumas reikšmingas, konkretus pavyzdys, kur matosi Amerikai, kad jeigu mes įdam tik YouTube'ą, kad pasiekti 50% tarp lūžio taško, auditorijos reikia 1 milijoną biudžeto, jeigu naudojam tik YouTube'ą. Jeigu mes pridedam ne tik YouTube'ą, pridedam ir displejų ir suvienodam dažnį, mums jau reikia 300 000, kad pasiekti 50% auditorijos. Tai realiai ta logika, kad 3 kartus reklama tampa efektyvesnė, yra iš esmės čionais. Ir visą mes logiką taip ir darome, leisdami reklamą savo klientais, kad būtų kuo efektyviau. Ir dažniausiai, kas matosi, kad bet kokį kanalą, kai naudojate ar performance, ir žinomumą, visą laiką yra tas lūžio taškas. Tai vat lūžio taškas dažniausiai ir būna ties 50% pasiekimo ir po to tiesiog dar daugiau pasiekti auditorijos, o tampa nebeefektyvu, nes užsikelia kaštai. Tai padarom gyvą pavyzdį, kad būtų, kaip sakant, realu. Tai pasiėmam Lietuvą ir įsivaizduokime, kad norim pasiekti sausį. Visą Lietuvą pasiimkime, neapsiribokime pagal amžių, pagal lytį, tą galim padaryti. Įdedam YouTube'ą. Darom Efficient 3 pavyzdyje, biudžetas, kad pasiekti 50% grubiai populiacijų, 5000 per mėnesį. Jeigu norim pasiekti 63, tai 72% jau tik 63 000. Tai kitaip tai nebeapsimoka ir mes matom tą lūžio tašką. Bet čionais yra, jeigu pasiekti bent vieną kartą. Jeigu mes norėtume kiekvieną dieną pasiekti, pavyzdžiui, bent 7 kartus arba daugiau, nu tada to biudžeto reiktų kaip ir daugiau, kad pasiekti 50%. Bent 7 kartus, 5000 biudžeto, tada pasieksim 33%. Sudarant įvaizdinį reklamą reikėtų siekti nuo 20%, kad išnaudoti kanalą efektyviai. Ir ties lūžio taško tada galima dėti nuo kitą kanalą, kad tiesiog žinomumas geriausiai veikia, kai yra ne vienas kanalas, o 2, 3 ir 4 ir dar daugiau, bet pradžioj pradeda nuo pačio efektyviausio, o digitalas dažniausiai yra vienas iš efektyvesnių arba efektyviausias priklausomai nuo rinkos. Tai gerai, tai turime vieną dažnį, 53% už 5000. Dabar mes galime nadėti displejų, tai yra banerius. Uždedam 5000. Nu ir matome, kad pasiekti 50% tampa dar pigiau. Iš esmės pasiekti 50% tos kainuoja vos 1500 eurų. Yra vienas niuansas, YouTube yra gan gudrus, jisai įdeda ir vaizdinį kanalą, tai nuimkime šitą, sakant, faktorių. Tai va, tai iš tikrųjų, kad pasiekti 50% ties lūžio taškų grubiai yra apie 10 000. Jeigu daryti be displėjaus, tai yra apie 10 000, nuimam displėjų, tai pasidaro 14 000. Tai va ir pavyzdys.